atsivežėm briketų, kad užpakalios nesušaltumėm. Ir kai bandysiu pagauti karpį, kaip visada tuoj neužilgo pamatysit. Ai, aš pažymėjau namų tašką ten. Oi, vaflis esu. Sėdam, rūkom. Užteks, nebeturiu kantrybės viskas. Nu ką, sveiki, žvejokliai ir žvejai ir žvėjos. Tai ką, atvažiavom į Tauragę, atsirevanšuoti už praeitą kartą 8 sektoriui, dabar esam 6 sektoriui. Tauragė pasitiko baisiai vėjuota. Tai bandysim gaudyti, žvėjai žvėjuoj, sektoriai realiai, net žiauriai keista užimti. Kas dar nežino, tai bandysiu gaudyti 5 paras, dar nesu iš vis gyvenime buvęs tik išvažiavęs tokiai ilgai sesijai. Tai bandysim, žodžiu, atvažiavus dar, pamačius, kad bangos į mano pusę, vando ruds, tai vadinas karpį maitinas. Tai va, tai bandom eit ruoštis, po viešvinų nepilnų 2 parų žvybos tokia biški motivacijos trūkums, tai gal tikiuosi Tauragė atmotyvuos atgal ir bandysim gaudyti kažką, bandysim. Manau, kad turėtų kažkas sujudėti. Tai einam, kraunamės šmutkės, 5 parom, kaip visada pilna, gerai, kad palapinės nereikia vežtis ir namuks. Aš mes palapinėje nenorėčiau 5 parų gyventi. Nu, aš mes nesu bandęs, nežinau, gal patiktų. Tai vat, tai mašinoje kaip visada pilna. Atsivežėm briketų, kad užpakalios nesušaltumėm, jeigu bus šalta. Pasėmiau šį kartą 2 graibštus. Tai žodžiu, einam krautis daiktus ir einam bandyti mestis į greičių žvejoti. Ir bandyti pagauti tą karpiožniką kokį nors. Bandysim. Tai va ką, varom, judam, ruošiamės. Ir kai bandysiu pagauti karpį, kaip visada tuoj neužilgo pamatysit. Gal pamatys kažką naujo. Gerai, užtenk, varom ruoštis. Nu va, tai pabiški pasiruošims įsibėgiai. Tai kaip visada bus inlines. Ir aišku, pavadėliai tas pats 20 cm dirigs. Bandysiu dėti 2 česnakus ir 1 aštrus prieskonis. Skoniaus tokį va šitas popikiuką. Matysim. Kaip čia bandys, aišku, mes laiką turiu va tiek eksperimentams, tai žodžiu, spėsim viską išbandyti. Tai ką šį kartą naudosiu, tai susimalsiu tus pačius sardinė vėžiagyviai boilius, kepinėlius skonio boilius susimalu. Šį kartą neturiu blenderiaus, nes praeitą kartą sudeginau ir, žodžiu, nenusipirkau. Bet praeitą kartą kaip sudeginau, dariau dar to pašaros, sumalęs, sukrušo tuos boilius, užpylęs vandens, panašiai tą patį košę gavus, tai manau, kad čia nieko stebuklingo nebus. Paskui 1 pakį įpilsiu Premium Select palėčių 2 mm, 2 pakiai kviečių. Aišku, mes nežinau, vandens temperatūra turėtų būti kokį 12, gal 13 to šilumos, daugiau tikrai nebus. Tai nežinau, ant tokios 1 tigrinį rieštų sumalsiu, gal niek baisus nepadarys. Aš jums esu tigraus atsivežęs ir kanapių, bet kanapių, manau, nepilsiu, pabandys dabar be kanapių.
Nes nežinos, nenori baisiai to karpį peršėrt, nu, žodžiu, nenori rizikuoti, tai pabandysk tas tigraus vieną pakelį įpilti. Įsio, tai va, tai einam. Malomės, bandom pasidaryti pašariuką ir bandysim gaudyti tą karpiuką. Nu, kaip visą laiką, va, užpilau vandenuko, sumaišysim. Pagautos košikė. Aš mes be blenderiaus šį kartą nesigavo taip, kaip norėjos, nu bet vis tiek geriau. Jeigu stambus, aš mes dabar daugiau įsidėjau grūdinės kultūros į tą kiekį, tai žodžiu gavos toks reikaliukas. Na, čia man pašaro užteks, manau, iki pat ryto persimetim. Matys, aš mes žiūrėsite, kaip žuvis kips, jeigu ar aktyvios, neaktyvios ir matysim. Tai va. Žodžiu, tai einam toliau, ruošiamės, dedamės meškerės ir eisim ieškotis taškelių. Nu ir kylo vėjukas, hebrytė. Baisulinis tiesiog. Kaužbų tokiais, gal nenenaš trobelės stogo. Kaužiai tokiais gūsiais. Aš mes panašiai, jeigu kalbant apie taškus panašiai atsimenu. Reikia takinius nuo saulės pasiimti. Saulės pigin. Kiek panašiai pamenu, tai bandysiu tos pačios taškos įgaudyti, kur man prieit kartą sukibo. Nieka kažko baisiai nekeisiu, kaip ir pavasarį, ką gaudžiau. O, tai va tai. Bandysim taip. Nu, lipki vandenį. Bet vandu tai baisiai murzins. Turbūt aktyvūs karpiai, aš manau. Aš mes baisiai daug nuotraukų nemačiau, kad kas daug pagautų įmestų. Kas vat normaliai pagaudė, tai izraeliečiai buvo atvažiavę čia briuca praeitą savaitę. Ar savaitės pradžiai mėtė, kada čia savaitgalį, kad tie tai ten varė, ten truopniai. Tų karpių prigaudė didelių. O dabar, nu, gal šią savaitę nelabai kas daug ir žvėjoja. Na, matysim. O, kaip čia mums seksis suveiliuoti tą didį rudeninį karpį. Ir sak, sezono uždarims reikia kažkaip pagauti. Nu, palei viską dar karpiai neturėtų eiti, kaip tada, kai viešinu žvėjau, dar karpiai neėjo arčiau duobių. Tai vadinas, dar anėję plaukiai, kiek rodo šilumos. Rodo kol kas dabar 13. Pažiūrėsim, kris, nenukris. Taip jau galvojau, kažkas, kad 13-14 turėtų būti. Jo, 5 sektorius irgi, tik tas dabar, man atrodo, tik tas atvažiavo neseniai. Tai žodžiu,
Gal nėra žvėjuojančių jau, jis iš vidurio kokias savaitės. Nu, matysim. 70 metrų atstums. Nu, va čia kažkur va. Pirms taškėlis. Jam gal biški per toli. Nu va, 2-2. Sunkiai susiras taškus, kai spiginta saulė. Sokiniais nesimato echoloto ekrano. Dabar link salos varysim. Iš vienos pusės salos žvėjosim ir iš kitos. Bet man atrodo, vandens lygis biški pakilęs. Šiek tiek. O. Antras taškas. 67 metrų. O, turėjo per kamerą matytis, kaip karpis iššoka. Gerai užtaikiau. Pasižiūrėjau, kokie čia grybai atvažiavo žvėjot. Sako, nieko jums, sako, čia neišdegs, nepergyvenkit. Nu, tai galim pašnekėti, greit apie taškus papasakosiu. Tai žodžiu, ten tokį lankėlį ir 75 metrai, gylis ir 2,2 sala. Čia grinai prie tos salos iš kairės pusės gylis 2,8, atstums kažkur apie 69 metrus, o iš ten, kur laivelis man kažko neplauk. Nepaspaudžiu namo. O, dabar tuoj pabaigsim, biškryščiais buvo nutrūkęs, tuoj mes parsigabensim. Ai, aš pažymėjau namų tašką ten, oi vaflis esu, tai totalus vaflis. Aš kai paspaudžiu, aš ten pažymėjau namų tašką. Gerai, plauktų čia. Tai va, ten yra kažkas apie 70 metrų iš kairės, o į dešinę pusę 79 metrai, atstums gylis kažkur taip 2,6-2,8, taip tokį kalniuką radau, nu kaip į prietą kartą taip pat bandau. Nu va, tai va, taip, kaip ryte bandysim startuoti. Kaip matėt, karpis, tik plaukiau pažymėti antrą taškų, karpis į viršų, gražiai, gražiai. Kas patinka man vėjais į mano pusę put, tai prineštų karpį čia, gal kartu scenarijus kaip į prietą kartą. Na va, ką, einam, metamės ir laukom pirmųjų kibimų. Ką, chibrytė, labas rytas. Žodžiu, naktelė buvo, galim sakyti, rami. Keli papipsenimai, visi. Tai nam buvo irgi kolega atėjęs iš 5 sektoriaus, tai sakė irgi tik papipseno. Ir realiai ramiai buvo visą naktį. Aišku, apie kitus sektorius, kiek buvau naktį išėjęs, nemačiau kažką trauktų. Žodžiu, matysim, kažko žuvis neėma. Ar kažkas nepatink. Nu, matysim, laiką turim. Kažkaip reiks bandyti iškrapštyti.
bent keletą. Bandysim keisti masaliukus. Bandys dėti tigrinį riešutą. Nu, tik vafterį tigrinį riešutų skonios. Tokia ryškesnė spalva oranžinė. Matysiu, gal labiau sugundys. O taip kažkokių naujienų nėra ką daug ir ką papasakoti. Kaip sak, ramuma bent kol kas. Eksperimentuosim ir eksperimentuosim, bandysim kažką priburti. O padės, nepadės tas pribūrims. Išsiaiškinu šerti, stengiuos daug nešerti. Po vieną gerą kaušelį tašką. Aišku, nepavyko taip kaip praeitą kartą. Aišku, su blenderiu vis tiek geriau susiblenderiavo. Galėjau pas jį nusipirkt blenderį. Nu, bet yra kaip ir dabar jau. Nieko nepakeisi. Kažko, kimstu. Kimstu, ta drėgmė didelė. Namelį kont pečių kūrinį to gerai ir pečių užgesinį jau. Nu, naktį nebuvo šalta šiaip realiai palyginus, paryčiais daugiau. Taip atvėsa. Ta drėgmė daugiau jautės. Nu, nik ne. Bandysim. Svarbiausia žuvis kiptų. Ta oro kaip nors. Oras. Pragyvensim tą orą. Žalčiai du naktį pelės karačia. Neleido mėgoti. Vieną iškrapščiau lauk, užkišau skylę. Kits blemba atėjo. Naktį. Tai karačiai pradėjo. Nesuprantu, naktį prasibundu kažkur griaužu kažką ten. Žiūrons blemba į mano kuprinę. Į mano kuprinę įlindęs, kai noriu lysti kuprinę, band prasigriaužti. Skau, jok šik matė. Tai tos nedavė naktį normaliai pamiegoti. Na niek. Persimėsim, eisim papusryčiauti, dieną pamiegosim. Matysim, gal per dieną kažkas sujudės. Tai va, hebrytė, tokelė pas manęs. Kol kas liūdesys. O, žuvių rodo paviršiui. Plaukiai. Kaip nors gal iškrapštysim vieną kitą žalčioką. Gal pavyks. Dabar, aišku, mes šiandien atvažiuoju ir į 7 sektorių kaimyns. Bus realiai visi sektoriai užimti, bet rytoj apsisklaidys biškelį, bus tas pressings mažesnis. Gal biški žuvis neapsisaugos tiek. Ir gal lengviau pavyks pagauti. Tai vat, hebrytė, tiek. Jungų taupau atminti kamerai. Tai einu persimesti ir matysim. Gal turėsiu ką parodyti neužilgą. Nu ką, kol kas nieko neturiu ką net naujo net pasakyti, hebrytė. Sėdam, rūkom.
Bandau persimetinėti biškelį, bet aišku, mes jeigu nekimbi, čia jokios naudos, čia persimetinės, nepersimetinės. Bandau su masalais, tai žodžiu, kaip buvau sakęs, uždėjau, čia buvo Skopeksas įtigrinis riešuts. Paskui bandau česnaką šitas. Nežinau. Kol kas tylu ramu, kiek ir į Facebooką buvau užėjęs pažiūrėti, nieks bent kol kas nieko neįkėlė, tai reiškia, nieks niekai nepagauna. Tai net nežinau. Kas čia vyks, negerai. Žuvis nejuda, atrodo oras gan neblogas, bet nieks nieko ramiai. Žodžiu, net nežinau, ką bei išgalvoti. Aišku, mes, kad nekimb, jeigu nėra žuvis aktyviai, tai niekad čia neryt baisiai ir neišgalvosi. Masalai maži, šerčerų irgi neprūdais. Neturėčiau peršėrti, tai žodžiu, kažkas nepatinka jiem, kažkas nepatinka. Aišku, irgi nemanau, kad karpį pridubiu irgi laikos, nes naktį, kai buvau irgi kai išėjęs, tai malės aplink žolynus, anie ten irgi davė, snardė, nes 7 sektoriui dar kol kas nieko nebuvo, kad šią naktį nieko nebuvo, nei ten saugiau jautės, nei ten davęs tam 7 sektoriui, tai žodžiu, plakės davęs ir prikrantų visur tikrai nėra dar pasitraukė į tą arčiau tų duobių. Nes į tą šiaip nelogiškai būtų, kad būtų pasitraukę, nes dėkim vandens temperatūrų paviršinė 12, nu dugne dėkim vis tiek, 14 šilumos vis tiek turėtų būti. Tai, žodžiu, net nežinau. Nu, taškai, atrodo, taškais tikiu, taškai išrinkti vis gerai, kaip ir norėčiau, ką būtų. Tai kažko protingesnio atrasti net nežinau, mesti gilį, į gilį kažkaip nesinori mesti tą kokį 3-3,5 metrą. Kažkaip vis tiek noris laikyti ant tų 2 metrų su 2,8, 2,7, 2,4, o tokios gilios noris laikyti tą masalą. Net nežinau. Matysim, reikia laukti toliau, reikia eiti iš kokios poros valandėlių persimės dar. Ir paskui persimėsiu nakčiai, ir matysim, gal naktis kažką duos. Tai vat, nes nejuda. Tai vat, tokios tokelės. Tinginiaujam, valgom, kaip visada, kai žuvis nėra aktyviai. Žiūram filmus, nuobodžiaujam, bandom kažką išmastyti, bet nieko protingo tokio kažko niekur neišmastau. Po biškį va šitas į orus gražiai atrodo, va, tai debesis jau atrodo šito buvo apsiniaukę, dabar jau to į saulę atrodo lenda laukant po biškį. Nuputus debesis šalį. Na, tikėkime, situacija pasitaisys ir pradėsim gaudyti. Tai va, laukam kiaurytę, laukam. Reikia pašarą dasidaryti ir bandom sėdėti. Vis tiek, manau, turim per tas 5 paras kažką pagauti, turim. Tai va, ką. Sėdėsim, lauksim, gal nepasikartus viešinu, kaip viešinos, kad buvo blema vieta. Aš mes viešinos 4 kibimai buvo. 4 kibimai tik tas, kad vieną ištraukiau, tik tas neaišku, dėl ko nei man atsikabindavo. Neįsiaiškinau, čia kablių buvo problema ar kas. Bet viešino video matėt. Tai žinot, kaip man ten viskas siekės. Tai o, tai ką, sėdam, laukam ir matysim. Aišku, mes čia daug kažko neprifilmuosiu, bandysiu stengtis tą, gal jeigu kibimų bus mažiau, tai stengsiu tą video padaryti į vienos dalies video. Tai va, kažko čia nepripasakosi, viską parodžiau, kaip ant ko bandau gaudyti, jeigu kažką bandys keisti, tai parodysiu, informuosiu, o taip tai vis tas pats. Tai va, tai sėdu lauku. Aš mes kanapių irgi nenusprendžiau naudoti, mutruką jį nenaudosiu. Bijau aš to aliejų, vis tiek kanapės ir riebios, kad neišgazintų karpiai, kad nebūtų, neatrodytų nam net nenatūralu. Vis tiek vanduo jau šalts, kaip ir buvau sakęs, tai kanapės gal atrodytų toks nenatūralus dalykas. Tai
Nu, aš taip galvoju, nežinau. Tai žodžiu, pasiliksim prie tų, man atrodo, tigrinių riešutų įkvečių ir užteks. Tai yra, ką, žodžiu, laukam, toliau sėdam, žodžiu, tinginiaujam ir ilsimės, va, or saulė lent, oras geriai, bent va tas nuotaiką pagerina. Tai va. O, labą rytą. Turim 9:30. Žodžiu, gal jau kaip ir matėt, turėjau kažkokį kibimą, ar čia gal skaityti kaip kibimą, patempė ir, žodžiu, įtempė valą. Įsio, ar čia žuvų susistemėlė plaukė, kokią nors suvalą jis kliudo. Nes ir naktį kažkas panašus buvo, keli piptelėjimai, atrodo, pritemp ir viskas, daugiau nieko nevyksta. Čia toks biškai buvo toks didesnis išvažiavimas, toks atrodo pip, pip, pip. Bet pakėliau ir nieko nebuvo. Žodžiu, žuvis nėra aktyvi, naujienos yra tokios, kad nieks nieko nepagauna. Oras yra tragedija. Kaip matot, šitas vėjuota, baisiai. Atrodo, naktį, vakar iš vakaro, atrodo, vis buvo apsiraminę, o dabar bandysite tai aiškumės persimesti. Bet kažkokių naujienų, kiek jau žinau, nieks irgi nieko nepagauna, žuvis nėra aktyvi, bet jis nėra ko norėtų. Kokie orai šitas permainingi, tai saulė šviečia, tai apsiniaukia, tai ir kas dalyks, kad ir gan vėsiai. Tai, va, tai tas vėjas, gal tas vėjas irgi nelabai patinka tom žuvim. Tai va, kad toks jau per daug didelis ir, tai net nežinau, sakau, žiauriai, tragedija. Ėjau irgi į ugnį pasikurti, nes į trobelę irgi, kaip į mano sektorių putvėjais, baisiai greit išgairin. Tai žodžiu, turim tokius reikaliukus. Manau, kad bus sunki žvejyba. Aišku, gal bus mano kozeris toks, kad dėkim šiandien išvažiuoju 5 sektorius, 4 berods išvažiuoju. Ir dėkim apmažės valų telkiniai, mažesnis pressings ir gal žuvis tą biškį gal paliks mažiau atsargesnė, mažiau šeržvėjai, gal mažiau privalgys, tada kažkas, va aš tai bandau galvoti ir dėkim gal pavyks kažką suviliuoti. Tai va, bet dabar irgi žiūriu žvėjai persimetiniai po biškelį, aš irgi eisiu bandyti persimetinėti, bet šiandien kažko nieko keisti. Čia ir ne masaliukų, ne pašarų reikals. Čia ir kad žuvis tiesiog, vangiena ir nesimaitin, viskas. Tai va, tai nieko gero. Tai eit persimest, į žodžių laukti. Gal bus kokių geresnių, naujesnių naujienų. Tai buvau apsidžiaugęs vakar, toks gražus vakaras buvo. Ir naktį. Po 3 valandos pradėjo kažkaip vėjas kilt ir šitas į rytę įsisiautėjo va šitas. Tai va tai. Žodžiu, kaip rytė tokie reikalai. Niekad čia dabar jau nebepribursi. Persimetinėjau, masaliukai paliks tie patys, nieko nekeisiu. Nes nėra naudos kažką čia daryti ir keisti, nes čia belieka laukti. Jeigu užtaikys, jeigu suaktyvės žuvis. Aš jums turiu 3 naktis, dar ir laiko, bet po 2 naktų suprantu, kad čia bus reikaliukų. Šia žvejyba bus reikaliukų, nebus taip paprasta iš vis pagauti. A iš vis gal nieko neišės pagauti, nežinosi. Nes orai baisuliniai. Tai vat. Ką, varau darbuotis, varau permetinėti, bandyti persimetinėti, kas beliks. Sėdėti namėlį, laukti stebuklo. Viskas. Tai vat, ką kaip ryte. Varau darbuotis toliau.
Nukų, atėjo jau ir sekmadienio vakars. Tai žodžiu, turėjau da kelis papipsenimus, bet kažko naujo papasakot neturiu ką. Padariau per dieną kelis permetimus, pabandžiau da biškį masaliukus pakeiteliuoti, bet nieko ypatingo. Žodžiu, žvėjai įsiskirstė, besam 3 sektoriai. Tai 6 aš, 7 ir 2. Tai kaip žinau, 7 irgi pagavo žuvį vieną ir 2 pagavo vieną žuvį. Tai vat, kol kas aš da sėdu ir rūkau. Nu, matysim. Kaip sakai, esat matę palūžusi žvėją. Jau 3 parą ein blemba ir dar normalaus kibimo neturėjau. Žodžiu, tai va, aš jau palūžęs jau. Dar šį sezoną taip da nebuvo, kad 3 parą, žodžiu, da ne vieno žuvės nepagaučiau. Baisu. Nu bent pelės namelį nelėd nubodžiauti, su pelimu siemi, eini į skylės, kaišai, kad nelystų į trobelę, nes žiūriu, jau šią naktį buvo įsisukusios ir mano pašarus jau į kviečiai apgriaužti pakiai. Tai žodžiu, bent tuos nubodžiauti neleid. O taip tai ką, eisiu persimest, sėdėsiu, lauksiu toliau. Nežinau, sakau, žiauriai. Įdomiai, aišku, su šulių, karpių ir visko ir, bet kad buvo atvažiavęs ir kolega ir iš 5 sektoriaus važiuodams namo irgi užsuko, tai irgi sakė, kad nieko nepyp, neup. Jau sak, norėjo šeštadienį namo važiuoti, nes galvoju, jau buvo nusprendęs, kad nieko nepagaus. Ne, nu ir pataikė man tokio oro, kiškoja, niek nepakeis. Tai vat, einu persimest, nakčiai ruoštis, nieko, vat, kaip sak, daug nepafilmavau. Nei drono nein pakelti, vėjas didelis, gaukai vakar apsiramins, bet nieko. Šiek tiek parimo, bet kažko gero oro prognozės neprognozuoju. Tai va, ką, hebrytė. Lika dar 3 naktis, tai tikiuosi gal jau 3 naktis nemelos, tai ir sulauksiu jau šią naktį kibimų. Tai labas rytas, ribokai. Aišku, koks tas rytas, jau pusė 11, apie 11, gal jau kažkas nepažiūrėjau, bet kažkas to turėtų būti. Tai žodžiu, naktis visiškai rami. Šį kartą nei papipsenimų, nei kažko, nieko nesulaukiau. Tai žodžiu, buvo atėję iš 2 sektoriaus žvėjai pasikalbėti. Tai žodžiu, sakė, irgi naktis buvo visiškai rami, jokių papipsenimų, tylų ramu. Tai žodžiu, buvo atėję biški papasakojo apie 6 sektorius, sako, vat, 1 taškas ir tas, vat, 6 auksinis tas. Tai ant 6 sektoriaus ribų grinai. Tai jeigu parodžiau, paaiškimas vieną vidurinę meškerę, va šitais vata pakeičiau. Tai vietoj šitais to taško permečiau į dešinę pusę va šitais suliktais medžiais. Va. Ten yra atstums 81 metras. Aišku, tas laivelis turi kažkokia biškį paklaidą, tai plius minus ten kažkas to. Aišku, čia žiūrim, katro vietoj tą namų tašką pažymėjai, bet stengiuosi kuo arčiau kranto, kad būtų kuo tiksliau. Tai aš jums pagalvoju, kuliukus, kai orientuodavus, kažkaip aš pats asmeniškai net nebūdavau atkreipęs dėmesį, kad tik plačiai gal 6 sektoriui žvėjot, bet kai žiūrėjau 7, tai mačiau, kad kažką panašaus į tą pusę tempė 6. Tai žodžiu, palei viską kuliukus taip žiūrinti, galima žiūrėti tiek plačiai, nes 6 sektorius ir yra toks iš tokių vat, platesnių. Ir pagal tus kuliukus, kaip man čia parodė, vat, šiaip aš taip vat, pasižiūrėjus jo. Tai suliktais medžiais, pirmas kuliuks su suliktais medžiais, va šitas dėkim. Nes aš turiu, kai viens pats žvėjoju, aš turiu orientuotis pagal pirmutinį kuliuką, o kai dviesi žvėjot, tai galite orientuotis pagal 2 kuliuką. Nu tai va, tai žodžiu, lauku,
matysim, ar tas taškas duos kokios naudos, neduos. Nes, tipo, būna žuvis mažiau aktyvesnė, nemažiau ten laikos kažkaip patinktas kalniuks, nes iš 3-4 giliaus greits perkritims 2,7, taip 2,8, kažkas pats Echolotskį nuplaukio ten rodė žuvies, tai matysiu, gal ir sujudės tas taškėlis. Na va, hibridė, ką, einu ruoštis pietauti, man atrodo, pabiškai kažką. Buvo net minčių ruoštis važiuoti namo, nes jau šiaip realiai, nėra ką veikti. Aš viską čia išbandžiau, ką jau mano smegeninė išfantazavo, ką aš jau galėjau. Ir masaliukus jis nuo meno dėjau, į tokį dėjau, į taip, į anaip. Žodžiu, nežinau, ne jam viskas. Žodžiu, aišku, mes orai viesus, niek nepakeisi, rudo į rudo, bet nebežinau, ką be išmąstyti. Dėkim, tas taškas duos daugiau vilties pagauti karpį ir pavyks jums kažką čia parodyti. Ir nebus sausai prasidėtos 5 paros, nes būtų pati prašiausia žvyba man šiam sezone. Žodžiu, ką, einam, sėdam, ruošiamės ir laukam. Gal pavyks bent vieną karpioką jums parodyti. Arba ne, kažkas yra. Bet jau taip. Labą rytelį. Ką, po vakarykščio kibimo. Nieko baisiai vakar nebenorėjau bekomentuoti. Žodžiu, susierzinau biškį. Po to pabėgusi karpę. Prie pat kranto beliko gal dar ten kokį 15 metrų. Ir jį atitrūko. Bet kibimai, patys matėt. Pritempė, atleido ir pritempė. Jokio važiavimo, žodžiu, jokio važiavimo. Tai matos, kad karpiai neaktyvūs visiškai. Iš antro sektoriaus irgi kalbėjom 0. 7 sektoriui tikriausiai, kai jauniko neįkėlė, tai reiškia irgi 0. Buvau pakėlęs droną, bandžiau pasižiūrėti, ar žuvis gal paviršių laikos, tai bent kol kas nieko nemačiau. Aišku, nardo, bet yra. Ir dar apie pipsenimus, kur būdavo. Aš taip kartais pagalvoju, čia vieną kartą papipsen, kitą kartą papipsen. Priejau prie meškerės ir žiūrkė prie meškerių galūnių šnyra. Tai galvoju kartais tas piptelėjims ne kad žuvis maujojas po taškus, o tiesiog žiūrkės tos pavandinės plaukė aplink valus į supipsen. O, pirmam sektoriui šitais nardymai vyksta, duodas nardo. Bet kiek pastebėjau, kai droną pakėliau, pavyzdžiui, pas manęs vanduo realiai palyginus į skaidrus. Iš dronos matos ten palei 8, 9, 10 ir 1 sektorių. Tiesiog vanduo, ten matos, grinai paviršių, tokias dūksna tokia ein. Tai žodžiu, man atrodo, kad laikos ten
daugiau rausas gal ten kur nors, nes grinai matos, kad ten vanduo toks tiesiog molio spalvos. Tai o čia pas manęs skaidru, kaip niekad. Na va, Chebryte, viskas. Pasne naktis. Laukštas, tą dieną bišk pasižaisim, persimetinėsim, pasnes viltis dėsim į naktį. Viskas, matysim. Da, turėjom šalnos šią naktį, ryte atsikėliau kažkur 6, gal 6:30 buvo. Einu, žiūriu ant žolės, gal vaidens, gal rasa užsimetus ir, o ant žolės grinai pakėliau, ledukai užsimetė. Tai va, Chebryte, žodžiu, viskas, nieko gero. Paskutinė parelė. Matysim. Tuo eisiu persimesti ir matysim, lauksim. Bus, nebus. Eisiu da paskui droną pakelti, kai daugiau įsidienos, pažiūrėsiu, gal ką išės pamatyti, kad turiu vietų daugiau laikos tie karpiai. Žodžiu, все, tokios sukelės. Einam, ruošiamės permetimai. Labas rytas. Tai kalbant, nieko, tylumo, kaip ir buvo, taip ir buvo. Nieks nepasikeitė. Praėjo ir antradienio naktis, iš vis tyliai ramiai, be jokio kibimo. Nežinau, ir da minčių pasilikti vienai parai, aišku, mes daug kažko nebeprifilmuosiu aš čia. Jeigu bus klius, nebus, realiai nebe ką be papasakoti. Viską išbandžiau, ką galėjau išbandyti. Kolegos antram sektoriui dirbo ir naktį mačiau, permetinė, varė, bet ištraukė, palauk, sakė, vieną eršketą, bet karpiaus ne vieną. Tai va, 7 irgi tyl. Tai žodžiu, nieko, daug ką nori, nieko nepagausi. Tai vat, nežinau, galvoju pasilikti vienai parai dar vienai nakčiai. Ai, sakė, va šitas parašė šitais, kad tur vieną 12 kg ištraukė antras sektorius. Nu, bent kažką. Tai reiškia, kažkas bišk padėjo. Padėjo. Kai tas naktinis gal permetims. Tai va, nežinau. Galvoju, kaip čia protingai viską padaryti. Matysiu. Tai žodžiu, pakalbu apie konkursų nugalėtoją. Aišku, to žmogaus vardo nežinau, nes elektroninis ten paštas nurodyts, ten ne vardas, o žodžiu taip kažkas parašyta, tai žodžiu sveikinam 18 kg. Kai vardo nežinom, pasveikinsim karpį, tai sveikinam 18 kg pagautą karpį laukiniam telkiny. Tai kai grįšiu iš žvejybos, būtinai įsiųsiu prizą. Na, žvėjai, tokie dalykai, kaip sako, matysiu, jeigu sėdėsiu dar vieną parą. Na, aišku, mums taip išėjus lauk, atrodo, vanduo toks, atrodo, murizinesnis biški ir gal tie karpiai jud, nu, sakau, toks pats irgi toks ant klaustuko esu, nežinau, ką daryti. Ar čia gaudyti, ar negaudyti. Ar sėdėti tą vieną naktį, nesėdėti. Įsivaizduoju. Tai vat. Ką, tokios žinios, žodžiu, Все. Jei bus dar kokių naujienų, pranešiu, taip, nežinau, galvoju, matysim, ar sėdėsiu, nesėdėsiu. Tai va, nes jau aišku, mes ir nusibodo jau šitas jau tas, nes
nėra. Žuvis nėra aktyvi, kimb. Nekimb, žodžiu, vieną kitą jeigu pasitaiko, jis jo. Ką chebrytė? Nu ką, chebrytė, viso. Nusprendžiau važiuoti namo, nebepasiliksiu 6 naktį. Turim daug kažkur po 3:15. Užteks, nebeturiu kantrybės viskas. Nebežinau, ką čia bedaryti, vanduo, ką žinau. Kaip buvo šviesos, toliau atrodo skaidriai, atrodo ryte buvo toks, atrodo, biš daugiau sumėž, bet dabar vėl šviesiai. Nusprendžiau, neberizikuosiu, nebesėdėsiu. Važiuoti namo ilsėtis, užteks. Tai va, tai žiūriu, kad matysim. Jeigu įkels kažkas normaliai pagavę žuvį per šią naktį, nežiūriu, kad žvėjai renkasi jau vėl į antrą sektorių, vėl naujai atvažiavo, kiek jau mačiau. Tai va, tai jeigu pagaus bus aktyviai šią naktį, tai įmės į Facebooką. Taip sakau, nusprendžiau šį kartą pasiduoti. Karpiai laimėjo. O dėl sezono uždarimo matysim, nežinau. Ar paskutinis, ar ne paskutinė čia žvejyba dabar, nežinau, matysim. Dar pagalvosiu, tai žodžiu ką, chebrytė, ačiū, kad žiūrėjot. Gavos kaip gavos toks video, bet yra kaip yra, ne visą laiką sekasi pagauti tą žuvį. Tai vat ką, iki pasimatymo.